Ir aš norėčiau trumpai, ką pamokslavo Viorelas ir kaip tik tai bus prie to pamokslo ir kaip tik prie duonos laužymo. Aiškia, Hebrajams laiške parašyta, pirmas skyrius, nuo pradžių čia parašyta, daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus, o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbomus per sūnų. Tai yra visa tai, ką mes šiandien girdėjome. Prantat, Dievas, Jisai nori mums kalbėti kažkaip. Ir čianai, ką mes skaitėme, parašyta, kad daugel kartų ir įvairiais būdais Dievas kalbėjo žmonėm kažką. Jisai stengiasi visą laiką pasiekti tave ir mane. Pasiekti tavo ir mano širdį. Supranti? Tai, ką pamokslavo šiandien Viorelas. Pasiekti žmogaus širdį, kad jis suprastų, koks yra Dievas. Nes kol mes nematome, koks yra Dievas, kas Jisai toksai ir ką Jisai nori iš mūsų, mes negalime pasakyti taip, kaip pamokslavo Viorelas. Mes negalime, tegu būna pasakyti taip, tegu būna tavo valia, bet tai būna taip, kaip tu nori, bet ne taip, kaip aš noriu. Bet tada, kada mes suprantame, koks yra Dievas, Jisai sako, aš visą šitą karaviją vedu savo ranką. Apie žvaigždės sako. Ir ten tarp jų nė vienos netrūksta. Visas žvaigždės aš vadinu vardais. Sako, priartėkite prie manęs tauto, supraskite, koks aš esu, kokia yra mano galia. Kada mes tai suprantame, mes tada suprantame, kad mūsų gyvenimas tai yra kaip, jis sako, tai lašas kibire. Tai nieko neverta be jo. Supranti? Tada mes galim pasakyti, kai mes matome jį, Dievą, suprantame, koks jisai yra ir kam jisai mus pašaukė, mes galim pasakyti, Dieve, tegul būna tavo valia, kokia jinai ten bebūtų, kokiais tu, ką tu ten numatėjai mano gyvenime, kaip man besunku bebūtų, bet tegul būna taip, kaip tu numatėjai mano gyvenime. Tu būsi pats laimingiausias žmogus tenai, kai tu pasakysi taip, Dieve, tegul būna tavo valia, bet ne mano. Tegul būna tavo planai, bet ne mano. Sako, Dievas sako, nes, sako, jūsų mintis, mano mintis yra netokios kaip jūs. Mano keliai nėra tokie kaip jūsų keliai. Suprant? Mūsų keliai, jeigu jūs dabar galite prisiminti savo gyvenimą, vieni ilgiau su Dievu gyvena, kiti mažiau, bet galite prisiminti, kur mūsų keliai mus nuvedė anksčiau. Nežinau, gal jūsų nebuvo tokie blogi kaip mano, bet mano gyvenimas buvo sugriuvęs, nes tai buvo mano valia. Dievas man sakė, kaip šiandien aš Druskininkose kalbėjau, iš Ekleziasto. Paskutinės skyriui parašyta, sako, prisimink viešpatį savo Dievą jaunystėje, kai tu būsi jaunas, kai ateis tam tikri laikai, kurie tau nepatinka, tu nesakytum, tu nevertum, tu negraužtum nagų, nesakytum, kodėl aš neklausiau. Ir aš buvau tas, kuris neklausiau Dievo. Kai aš kažkada tai išgirdau apie jį, jisai pakeitė mano gyvenimą ir pradėjo keistis. Aš nusisukau ir vėl nuo Dievo. Ir mano gyvenimas pradėjo redėti kaip nuo kalno į bedugnę. Ir tai ne juokai, supranti, šiandien visas pasaulis galvoja, kad čia juokai yra, kad čia žaidimai, spektaklis. Jo, kaip Viorelas sako, čia Jonika groja garsai, pamokslai įdomus.
klausyk, čia yra mirtis ir gyvenimas padėtas prieš tave ir mane. Tavo sėkmė ir tavo nelaimė padėta prieš tavo akis. Ir tu šiandien pats pasirenki. Supranti? Tu ir aš, kiekvienas iš mūsų pasirenkam, ką mes turėsime. Ir yra Dievas, kuris sako, rinkti. Halleluja. Ir ką čia skaičiau, daug įvairiais būdais Dievas stengiasi kalbėti žmonėm, pasiekti. Ir šiandien Dievas nesikeičia. Jisai tas pats, jisai stengiasi pasiekti tavo širdį. Jisai stengiasi, kad tu ir aš mes suprastume. Ne tai, kad tu padarai, bet koks jisai yra ir ką jisai gali padaryti. Jisai nori, kad tu žvelgtum ne į save, bet į jį. Kad tu suprastum ne tai, kad tu gali, kad tu negali, kad tu padarei, kad tu nepadarei, bet ką jisai padarė. Ką jisai padarė dėl tavęs ir kam jis tai padarė. Ir kad jisai tą darbą vis dar tęsia. Su tavim ir su manim jisai tęsia tai. Tęsia. Supranti, mes esame Dievo rankose. Ir Dievas pradės tą darbą su tavim ir su manim. Jisai jį užbaigs, jeigu tu tik tai jam leisi. Halleluja. Ir kai jisai įvairiais būdais stengiasi pasiekti ir vienas iš tų dalykų, Dievo aukščiausia išraiška, jisai atėjo į šį pasaulį atiduoti savo gyvybės, numirti ant kryžių už tave ir mane. Jisai iškentėjo bausmę, nepelnytą už tave, kad mes turėtume viltį. Supranti? Ar tu supranti? Dievas atėjo, kad mes turėtume viltį. Kad mes turėtume viltį, kai tu atsimerki. Aš prisimenu save, aš atsimerkiu iš ryto ir galvoju, Dieve, geriau aš būčiau neprasibūdęs, ką aš vakar pridariau. Supranti, bet aš tada jo nepažinojau, bet šiandien aš jį pažįstu. Ir aš žinau, kad kai aš atsimerkiu, aš taip daugiau niekada negalvoju. Nes aš turiu viltį, jisai mirė ir praliejo savo kraują. Štai šitą išraišką yra. Jo kraujas ir jo kūnas. Halleluja, atiduotas už tave ir už mane. Kad mes turėtume viltį. Kad mes turėtume viltį. Kai mes prasibundame iš ryto ir kai mes dieną einame į parduotuvę ir kai mes vakare važiuojam po darbo į namo, kad mes nebijotume. Nes jis yra su mumis. Jisai sako, nebijok, tu kirmelė Jokūbai, nes aš, Dievas visagalis, aš išsirinkau tave, aš palaikysiu tave savo teisumo dešinę. Ir jisai mirė ant kryžiaus ir šitą tarnavimą jisai paliko mums, kad mes neužmirštume, ką jisai padarė ant mūsų prieš 2000 metų. Halleluja, jisai iškentėjo tai, nors jis, kaip kalbėjo Vėrėlas, jisai nenorėjo, jisai buvo agonija. Įsivaizduoji, tau reikia eiti ant kryžiaus, kentėti, paniką, pajoką, apspjaudimus, paniekinimą, visokiausius užgauliojimus ir galiausiai mirtis, paniekinant ant kryžiaus. Halleluja, ir paskui kalbos. Jeigu tu Dievo sūnus nuženk nuo kryžiaus, kitus gelbėjai, pats negalėsi gelbėti. Pranti, jis visą tai iškentė dėl tavęs ir manęs. Halleluja. Ir šiandien, ir jisai pasakė, neužmirškite to. Ir darydami šitą tarnavimą prisiminkite tai, ką aš padariau dėl jūsų. Halleluja. Ir mes šiandien, kai mūsų pastorius Kastytis sako, mes išskirsime, kad šita taurė dabar yra jo kraujas ir šita duona yra jo kūnas. Ir kadangi mes išskirime tai, mes turėsime naudos iš to.
mes nesirgsime. Ir mes greitai neiškeliausime. Haleliuja, nes Dievas tai pažadėjo. Haleliuja, todėl ateikite ir dalyvaukite.